Va pasakyk, a to atėsi. Nelaukės. Suklikus pimpe undervoną. Na, kon... Ne. Šitas. Ne, bus taip. Lietuviškai kalbėsimės. Lankom Krokovą. Trečią kartą jau. O trečias kartas Emilos. Nu, trečią kartą grįžtu į Krokovą. Šį kartą šalta. Bet gražus oras. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Ir pradedam leisti mano klientus dosniai suneštus pinigus. Norėjau pasakyti vieną dalyką. Sula. Tik tai savaitgalį atsipalaiduoti tu gali tu atsibusti po viso balagano. Vyrai atsipalaiduoja, kas kaip išmano, kas prie vandenio atsigulia, kas per teliką žiūri fulę, kas svajoja pasiekt menulį. O man labiau patinka su kempinė blizginti savo mažulę, mano mažulę. Nu va, pajedžiami до Krakovą, gavom 13 laimingą numerį. Ir turim tokias kajutės. Aišku, mes vos nepalikom lagaminą vieną. Būčiau į Maltą skridęs su žieminiais rūbais. Nu, va tokias pusiau kupė. Litevskas traukinys na Litvų. Papa, davidžienė. Unitaziko apžvalga, tiek ir nieko, pakankamai švaru, bet mydlo tai nėra. Mockava. Lenkija kaip sninga. Suvalkė. Maž spėsime kokią santechnikos parduotuvės rūkinės polesterolę nusipirkti. Čia dar vieną lokomotyvą dajungs, tai dabar lėksim su vėjeliu iš galo. Pumts. Nu ką, Slobodna traukinys. Parodyk, kokią šokoladą ragausim. Dubajaus. Ragausim paskutinio pasaulio stebuklo. Gal ir gerai. Bet 6 eurų tai nevertas. Kai nėra popieriaus, naujas džiovinimo būdas, suprantu. Ai, kalengi. Proszę Państwa, komfort i bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z pierwszą informacją zamieszczonych w wagonach. O, atvažiavom. Lygiai 12 valandą. Apartamentas kaip ir tvarkingas, gražus, bet jau darbavosi lenkai. Kažkaip nesueina. Mėgamasis. Kainos Lenkijai tai pigios, bet atitinkamo dydžio apartamentai. Virtuvė. Lenkija turtinga ir išradinga valstybė, bet su statybom tai nelabai va. Va taip ir užsidaro tarpinį. Nu, blemba. Vienu žodžiu. Nežinau, įvertinimas tai buvo 9 žvaigždutės. Kaip rusai sako, nesikeikiant, pastroliai izgavna į vietki. Spėkit, kas ant sofos mėgus? Tikrai ne aš. Kas? Neatspės. Teks man čia mėgoti vis dėlto. Aš turėjau gaidą. Pirmie pusryčiam turim kapanosį lenkišką ir lietuviškus lašinius. Skanus ir ačiū dėmesį. Bet visas kiemas taip. Naujai dar 4 remontai vyksta. Čia taip netvarkinga. O, kokia tvarka Krokovai. Prokuratūra. Bet tikiuosi nereikės pasinaudoti paslaugom.
Bet langai tiesos, ne kaip Vilniui. Kreivi. Užpakalis šunį plauna. Centrinėje aikštėje. Dar bandelių. Pampučkos su karamelė. Nu, dar bus pampučka. Smačino, nuslatko. O čia va tinginiams vežimėlis. Jis stato, viską užstato. Žalio kampelio nebėra. Paramoga su balionu. Bet jeigu tas šniūras nutrūktų, tai čia būtų reikalų. Ten kažin pietus valgo, ar šiaip gėrisi gamta. Kažkiek valandų išdaužė, neaišku kiek čia tokia valanda. 12, biškai per anksti dar. Matosi tik tais namų stogai. Ir bažnyčių bokštai. Malaizijos, tai yra Lenkijos vėliava. Ir pats Vavelis. Ir balioną nuleido. Sibuoja tai gerai. Ir pati Vysla, biškė plėdėjusi, jarmarkas. O, drakonas. Čia gal tas pats, kur patys žinom, kas nugalėjo. Ir čia kokia Indonezija, Krokovai. Eisim kakao. Su karliuku geriam kavytę. Krokovinės picos, margarita su žolėm. Ir viena pica, bent kokia 42 zlotai, tai čia apie 10 eurų. Nuo cukraus dozės ir Lenkijoje nepabėgam. Kaip malkas pjausto. Mėsos puota tęsiasi. Proszę nie zakładać ostrożności, nie zbliżać się do krawędzi terenu. Bedronką užsipirkti. Bet jau kainos nebėra tokios kaip nuolas. Pigesnis negu Lietuvoje. Pas makaronus turi virti. Jo, tas pats, kuris verda. Tyliai, negatyk video. 21 000 su biškiu. Pakankinom vaikus, ošiu. Ir aš save biškiu. Einam ką nors šaltą. Tik tais Pepsi. Gali pakelt pagėliau, o nuleis. Jau šį pavargau. Vėlyčkos kasyklų nedavažiavom, o jau keturtai randami yra. Kiek čia, 20 grošų? Siaubas. Nu, atvažiavom į Vėlyčką. Ir stogas koks mozaikinis. Ten sotis, o čia kapalinė soliai. Kainos zlotais. Nu, va, išskirstimas su vėliavėlėm. Dar šalia Vėlyčkos ir kaip pilis yra, kaip sakant, reikia pasitikrinti. O tai čia pasirodo ne iš plytų, čia iš šakų arba šiaudų. Ir jeigu informacinė internetinė neapgauna, čia liktais, kur ta druska iškasdavo, čia liktais džiovindavo ją. Malkom ir anglim kūrenamas eksponatas. Siaubas, čia kaip miniatiūrinis, kad čia žmogus tilpa. In front of us, 800 stairs and 2.5 kilometer walking.
Jie kaip nesibaigė. Vėjas skersvėjus 60 metrų gylyje. It is dark, contains some impurities, but it's 95% salt, 95% sodium chloride, only 5% other oxes, microamines, nothing poison inside. So for centuries, people just crush this rock and use without any purification. You will see this kind of flags in every chamber and in every corridor. Skulptūra iš druskos, jo. Nikolai. Čia baugiai išdažyta. When a Polish prince called Bolesław proposed to Hungarian Princess Kinga, The salty stalactites, miners called spaghetti, reach the corridor against the Spaghetti arba snargliai. They are not broken, we are keeping them original. Šviečia. Čia originalūs laiptai, prieš 300 metų iškalti. O dabar mes išpindėję parketiniais lipam laiptais. Čia kaip pas vokiečių sodai. Gnomikai, nykštukai. Ai, pažiūrėk, vanduo sūrus. Surus. And in front of you, the biggest and most beautiful chapel in this life. Čia ir koncertai vyksta, klasikinės muzikos. Taip įdomu, čia su vandeniu plauna, sakau, nuplauti. Nu, kad purvo nebūtų. Turiu nuojautą, kad čia žuvų tikrai nėra. Lydekų ir karpių čia nerasi. Apšerkšnėja mūsų, tai yra ne apšerkšnėja, apdruskėja mūsų žiemas. Kristalai didžiuliai. Čia Himalajų druska, iš Lenkijos. Čia kaip ežiukas, bet nerūkė. Nu į pšisko. O čia jau halturkė, jau trinkelės sudėtos. Bėgiai. Labai tikiu, kad ten gale bus liftas. Požeminis troleibusas. O lifto vis dar nesimato. Nu rimtai. Kada tas liftas? Aleliuja, pagaliau liftas. Ir liftas yra 135 metrų gylyje. Ličkos požemės sukrapštėm, nu atmetus kokius 700 žingsnių, apie 8000. Tai daug eit reikia. Ličko ir zamak yra. O, ir boksas susilikęs. 4 fruktai. Vienoje lentelėje. Saulės laikrodis, galvoju, čia biškai vėluoja ar skuba, kaip čia dabar. Kiek čia mes turim? Nu gal teisingai rodo. Vegetarų puota. O čia tai korčia. Nu tokia suma gavosi. 5 asmenim. Dar visko nesuvalgėm. O Lenkijoje plaukus nekerpa, o frezuoja. O švenčim. Lenkai sako, mes sakom Aušvicas. Ir atvažiuoja iki pat muziejaus. O traukinys šiaip eit gal kokį kilometrą. Bet irgi nėra labai toli. Ir bilietikas kainuoja 22 zlotai iš Krokovo Glovny stancija. Ir iki pat atveža. Tas pas ir su Velyčka labai patogu. Turim angliškai, lenkiškai ir... Lauk, ne žydiškai, kaip sakai, hebrajų kalba.
Šeši hektarai ir 28 pastatai. Milžiniška teritorija, ten virš 100 hektarų. Čia Aušvicas 2. Trumpas istorinis kampelis ir dėja nelabai linksma istorija. Aušvicas 2, dar vokiečių pavadinimas Birkenau, kažkas tokio, vokiečiai aš nemoku. Tai čia anksčiau buvo Lenkų kaimelis kažkoks, viskas sulygino, atėjo nacijai, vokiečiai ir pastatė koncentracijos stovyklas. Ir kai baigėsi karas ir išvadavo čia, tai čia 2 metus, kol žmonės vietiniai, kurie čia gyveno prieš tai, kai jie sugrįžo, nerado nei namų, nei nieko, tai jie įmetė plytas ir statė savo namus iš naujo. Ir dėl to čia likę tik kaminai praktiškai yra. Tai 2 metus leido, o po to nusprendė tuometinė Lenkijos valdžia, kad paliks kaip muziejų ir kažkas tokio. Nuo Lenkijai išsinuomavo mašiną. Taisim, esu net pridėjęs, žiūrėsim ką gavom. Susivėlęs ir laimingas. Gavom tokią Toyotą. Tiktai savaitgalį atsipalaiduoti tu gali tu atsipūsti po viso balagano. Vyrai atsipalaiduoja, kas kaip išmano, kas prie vandenio atsigulia, kas per teliką žiūri fulę, kas svajoja pasiekt mėnulį. O man labiau patinka su kempinė blizginti savo mažulę, 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 mano mažulę, 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 mano. Balovka. Iš tolo blizga mano mažulė, ne kartą Vycką nupirkti siūlė, bet aš sakau jam nesvaik po nulį, vairuok tą savo kibirą, o čia yra mano mažulė, 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 mano mažulė, mažulė, mažulė. Mane čia net su rogutėm neužkeltum. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about... Nemaitino avinų Zakopanėje Lenkijoje. Vieni griaučiai. Kainos Zakopanėje. Ten kalnai. Dalint maždaug iš 4. O kava šiaip brangi kažkaip yra. Auginti kopūstų. O kokia tai čia yra salą gavai? Jo. Tikra salas? Sriubos gavau. Lenkiška pornografija. Bulviniai blynai su kulešu. Nu žmonių tai kaip per gaziuko mugė. Va tokie mediniai trobesiai. Per langą. Neblogas vaizdas. Kavytė atsigerti pas tas. Nu, kenietiško chlamo tai visur yra. Čia nieko nauja. Naturalizuoti linkai. Ir snieguotos viršūnės. Čia aš taip turbūt stovėčiau pirmą dieną ant snieglentės. Tak jedną ręką.
Čia va, kiek liko iš klientų suneštų santaupų. Nu va, išleidžiu šeimyną. Labai liūdna. Mes einam pamiegoti dar ir po to skrendam į koloniją. Dangus įmaraus pusė 4, norėtų nejaus to, ko tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukiu tylu, ojoj, ojoj. Nemožna, koli nemožna, lengvai su tavim eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu prieik prie manį arčiau ir apkabink manį, dėka paskutinį.